Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pasidalinti, kaip patrumpinti išsiskiriantį užtrauktuką. Be abejo, aš žinau visokius būdus jo trumpinimo ir galima nuimti dantukus ir uždėti ten tą stabdžiuką ir vienu žodžiu, viską aš žinau. Bet man užsinorėjo kažko tai tokio kitokio. Ir man visai patiko šitas variantas, švarkas mano, nešioju jau mėnesį, viskas man čia tinka, viskas man patinka. Užtrauktukas patrumpintas. Ir štai tokį būdą noriu su jumis ir pasidalinti. Dabar ant blogo užtrauktuko parodysiu, kaip visa tai vyksta. Atsimatuojam, kiek mums reikia to išsiskiriančio užtrauktuko. Atsimatavom nuo gaminio apačios iki apykaklės viršaus ir tarkim, va čia yra mūsų apykaklės viršus. Būtinai reikia pažymėti ant abiejų vienodo atstumo, todėl kad kai jūs prisiuvinėsit, užtrauktukas iš abiejų pusių turi būti vienodame aukštyje. Vadinasi, šito mums nebereikia. Imam prastas žirklės, nepamirštam palikti dar čia užlaidos. Aš palieku 1 centimetrą. Nusikirpam. Ir štai lieka tokie tušti, be dantukų, šitie galiukai. Mes juos panaudosim. Viena. Ir kita. Taip, grįžk. Šitos išmetam, su šitais dirbsim. Dedam šituo tokiu storuoju kraštu į viršų ir mes jį dedame taip, apgaubdami užtrauktuką. Taip, per pusę apgaubiam dantukus. Mums reikės prisiūti aplenktą užtrauktuką ties šitą liniją su užtvirtinimais. Vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Siuvant labai svarbu, kad šitos detalės prisisiūtų tam pačiam lygmenį. Ir viršutiniai kraštai, kad būtų tam pačiam lygmenį. Todėl, kad tai bus išorė ir labai matysis šitas kraštas, būkite kolegos atidūs. Galite prisidaiksti, todėl, kad šitos mažytės detalytės labai slidinėja ant užtrauktuko dantukų. Sekantis darbas. Atlenkiam šitą detalę į apačią. Taip. Atlenkiam pilnai, kad jinai uždengtų apatinį kraštą. Ir pabandom pasižiūrėti. Ir stabdžiukai jau yra prisiūti. Šita linija įeina į gaminio ir užtrauktuko susiuvimo siūlę, viršutinis kraštas į apykaklės apsiuvimo siūlę. Be abejo, jeigu norit, jūs galite savo pasilikti čia didesnę užlaidą, tam, kad jūs būtumėt užtikrinti, ten palenkti, pasukti ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Man šitas variantas visai patiko. Taip viskas veikia. Šiaip tvarkingai atrodo iš visų pusių. Jeigu jums patiko šitas mano užtrauktuko trumpinimo variantas, prašom, naudokitės. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Iki pasimatymo.